Labas vakaras. Labas vakaras pasaulio lietuvių bendruomenė. Labas vakaras broliai ir seseris lietuviai. Šį vakarą iš tikrųjų susirinkom tokiam labai jaukiam vakarui prisiminti kunigą, tėvą jėzuitą, skautą, misionierių Antaną Saulaitį, kaip mes skautai jį vadinom brolį Antaną, prisiminti jį ir jo darbus, kurie yra tęsiami. Ir kadangi šita paroda Ilgesys augina meilę yra pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo vienas iš renginių, tai aš dabar kviečiu įžanginį žodį tarti pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkę Dalią Henkę. Nesitrauksiu tikriausiai. Ja, nėra Seimo tribūnos, nėra, trūksta jau man kažko iš tiesų. Gerai, štai, taip sakyti. Ne, aš pats Antanai, viskas gerai, kaip nors turiu suktis dabar. Tai aš irgi norėčiau taip pat kreiptis į čia susirinkusiuosius ir mėly broliai, mielos sesės, mėly tiesiog lietuviai. Nedrįščiau kalbėti brolios, Sauliaus, taip sakyt, kunigo, tėvo, Saulaičio žodžiais. Bet tai buvo mano mentorius. Šiandien aš sakyčiau, man taip sutapo, kad šiandieną diena iš Seimo posėdžių salės su kolegom daug atvažiavom, vyksta pasaulio lietuvių bendruomenės 18 Seimas. Ir jei pamenat, kolegos, prieš 3 metus 22 metais vyko 17 Seimas. Su matematika visiems tikriausiai gali suskaičiuoti. Ir Antanas buvo ir kalbėjo mums ir sakė, žinot ką, aš buvau pirmajam Seime jau. Tėvai jo organizatoriai buvo, o jisai buvo dalyvis. Ir mes buvo, kaip sakyti, standing ovations, mes labai daug bendravom. Kunigas buvo įkvėpėjas mūsų visų. Ir ši paroda, aš esu pasirašius, nes iš tiesų, kad nesumaišyčiau su Seimo kokią nors kalbą, turiu kelias mintis pasirašiusi, kad nepameščiau. Noriu daug pasakyti, bet iš tiesų ir taupau jūsų laiką, nes šiandieną sveikinuosi, kad apie tai, kad ilgesys kalba ne liūdesiu, o meilė. Tai ši paroda apie tai. Man atrodo, ir tikriausiai jau aplankė. Kas aplankėte jau parodą? Niekas. Atbėgo. Čia mūsų palba Seimo, tik visi nariai. Aš galvoju, kad jūsų švietėjų aplankė ir bus, kaip sakyt, jau laimėtojai. Taigi ir toj parodoje galima išgirsti, nors dar niekas nematėme, bet aš taip tikiuosi pagal aprašą, širdies balsą ir sklindantį per kunigo daiktus, istorijas ir tylų tą ilgesį. Jis iš tiesų buvo tylus asmenybės, tyliai stebėdavo. Mes susitikdavom per pasaulio lietuvių jaunimo kongresus. Jaunimo sąjungos atstovai, pakelkit ranką, kas dalyvaudavot kongresuose. Ir, čia senoji gvardija. Mes kartu ir kunigas Antanas ten kartu būdavo. Jis būdavo įkvėpėjas lietuvybės, jis būdavo mūsų įkvėpėjas meilės tėvyniai, meilės Lietuvai. Jis mano buvo patarėjas, drįstų teikti tą didžiąją raidę, kai 19 metais vyko pirmasis referendumas dėl pilietybės išsaugojimo, sakė, Dalia, eik ramiai miegoti, bus viskas gerai. Jeigu ir neišspręsime tos problemos, mes tokius dalykus aptarinėdavom. Jeigu ir neišspręsime, bet sako, pamatysime, koks palaikymas Lietuvos. Ir tai bus irgi geras ženklas. Bet kai antrą referendumą paklausiau, tai kaip bus su antruoju referendumu, ar mes išspręsim tą vėl problemą seną, jis labai pergyveno, kad Lietuvos piliečiai praranda Lietuvos pasus, nors čia yra gimę. Atsako, šį kartą bus gal blogiau dar. Nors iš tiesų nebuvo daug blogiau. Tai dar pasidalinsiu dar vieną tokią mano asmeniškai, bet gal jau pabaigai. Tai dar tik noriu pasakyti apie tai, kad tai ne tik žodžiai, aš taip supratau, mes ir Brazilijos, tošį pamatysime, kaip matote, mūsų atidarimo yra vizualė. Tai yra jausmas ir būsena, kurie čia šiandieną susirinkę puikiai visi pažįstame, kurie yra lietuviai
kurie gyvena ne Lietuvoje, kurie išvykę, iškeliavę, ištremti ir gimė net kitoj tėvyniai, kitoj irgi savo tėvyninį. Mano vaikai, kurie gimė Vokietijoje, sako, mama, mes turim 2 tėvynės - Vokietija ir Lietuva. Tai turim kelias tėvynės. Tai čia tikriausiai irgi, kas yra gimę, pavyzdžiui, ne Lietuvoje, pakelkit rankas. Irgi buvo. Tai jūs turite tą jausmą. Jūs turite turėti žinot. Tai tas ilgesys jūsų tėvelių perduodamas vaikam. Tai ilgesys, bet ne tas, kuris spaudžia širdį, o tas, kuris augina viltį, ryšį ir tą didelę atsakomybę ir meilę, kurią mes šiandieną ir vakar, ir užvakar Pasaulio lietuvių bendruomenės 18 Seimo metu aptarinėjame. Kaip mums būti dar didesniais lietuviais, kaip mums būti patriotiškesniais, kaip mums savo vaikus įkvėpti tą lietuvišką dvasią, kad jeigu ateitų diena X, jeigu reikėtų ginti Lietuvą, kaip mums perduoti tą vaikams žinią, kodėl jie turėtų ginti Lietuvą, o kaip mums patiems susitelkti dar geriau. Tai dar paskutinių pasidalinsiu, jau per susitikimą mes kalbėjome, kai prisimenėme ir šventėme kunigo gimtadienį visai nesenai. Patį geriausią patarimą, kur aš esu gavusi. Tai sako, Dalia, tu labai daug dirbi, tavęs visur labai daug. Tu išsidalini. Dar pridėsiu savo žodį biškį ir išsitaškai. Čia mūsų aktyvistai tikriausiai žino kiekvienas, ne vienas tą jausmą. Ir sako, bet aš sakau taip, aš turiu savo to-do, kaip sako, lapelį ir tą bandau, kad, mažėtų tas lapelis. Bet kitą dieną būna naujas to-do lapelis ir taip toliau, čia man nereikia pasakot. Gerai, sako Dalia, tu kol dieną darai, eik pagal savo tą lapelį užrašus. Bet sako, vakare padėk ant stalo, tikrai čia žodžiai, pasakyti kunigo. Padėk, sako, tą lapelį su savo nepadarytais svarbiausiais darbais. Ir sako, Dievas pasirūpins, kad jie būtų atlikti. Filosofija veikia, kažkiek veikia. Aš jums linkiu visiems, kad ir džiaugiuosi be galo, kad šiandieną tiek smagiai, tiek daug mūsų susirinko, ne visi gal dėjo, gaila, kad taip. Labai be galo aš džiaugiuosi, kad jūs tą organizavot, kad mus, nenoriu sakyti, privertėt, ne, tikrai ne, čia sutapimų buvo labai daug. Mes pradėjom derinti šitos parodos, sakykime, kad būtų Seimo programoje, tarp kunigas buvo gyvas. Ir jis pats davė mano kontaktų, sakė, susisiek su Dalia ir jinai padarys viską, ką reikia. Pabaigiam gaila, amžinatilsi, gaila. Tai norėčiau visus dabar pakviesti, atsistoti ir tylos minute pagerbti mūsų lietuvį iš didžiosios raidės. Pasakysiu mūsų lyderį ir mūsų įkvėpėją. Aš tikiuosi, kad jis girdi, mato ir klausosi ir bus patarėjas. Kunigas buvo. Atiduodu. Čia ne mano pareigos. Vis tik tai buvo kunigas, buvo tas, kuris kalbėjo apie Jėzų ir šviesą rodė. Tai sukalbėkime amžinai atilsį už tėvą. Vardant Dievo tėvą ir sūnaus ir šventosios dvasios. Amžinai atilsį duok mirusiam Viešpatie. Amžinoji šviesa jam te šviečia. Amžinai atilsį duok mirusiam Viešpatie. Amžinai atilsį duok mirusiam Viešpatie. Tegul ilsisi ramybėje. Amen. Amen. Ačiū. Tikiuosi išgirdo, pamatė. Tikrai. Ačiū dar kartą, kad tą organizavote ir patikėte. Ačiū labai, miela Dalia, bet dabar aš labai norėčiau dar kartą pakviesti Pasaulio lietuvių sielovados vadovą arkivyskupą Lionginą Virbalą. Nežinau, tarti porą žodžių arba pasidalinti prisiminimais. Ačiū. Būtų per daug tų prisiminimų. O čia yra 3 aukštas, mažai langiukų. Jeigu kas prie šitų didelių langų ir ten tėvo Antano langai prie pat kampo buvo jo kambarys, kur jisai gyveno.
o mano langai yra kitam kampe. Tai ir dabar dar kol kas viešpats laiko gyva. Tai daug metų, nežinau kiek, 14, tai tikrai kiekvieną dieną nuo rytinės maldos, kur susirinkdavom koplyčioj, prie pusryčių stalo, pietų, tai kaip pavykdavo, nes vis misijose, tai vieni, tai kiti ir tos vadinamos rekreacijos, bendruomenės, tai tiesiog kartą per savaitę visi susirenka ir dalinamės, kuo gyvenam, arba džiaugiamės, arba valgom, arba visko būna. Tai iš tiesų nemažai. Aš tik vieną aspektą, jūs tikrai pažinojot ir pasidalinsit dar daug dalykų, bet gali atrodyti, kad, štai, tėvas Antanas, jam taip labai rūpėjo kažkas, tai ten gal Brazilija, gal kur, ėmė, nuvažiavo, kažką tai padarė, kažką. Iš tikrųjų šaknis, kodėl? Vis tik tai atskleidžia tai, kas jisai buvo. Buvo jėzuitas, buvo kunigas ir kai prisimenam Šventą Ignacą, daug nepasakosiu, užtruktų ten kažkur tai nuo 16 amžiaus, bet tai pirmąjį Pranciškų Ksaverą, kurį išsiuntė į Indiją, kitus siuntė į vakarus, į Ameriką ir būdinga, tiesiog jėzuitam būdinga keliauti į tas kraštus, kur dar nebuvo Evangelijos arba tiesiog kitų pėdomis, Matėjo Ryčį galim prisiminti ir lietuvius. Tėvą Donatą Slapšį, kuris 45 metus Indijoje darbavosi ir ten palaidotas, sakė, kai mirsiu, neveškit manęs į Lietuvą, mano kaulam bus per šalta. Tai jisai ten ir ilsisi, ar Andrių Rudaminą dar seniau kažkur tai Kinijoje, brolį Mikalauską Afrikoje ir tai kažkas labai natūralaus ir manau, kad tėvo Antano tas troškimas į misijas, į Braziliją, ten kur nėra taip paprasta, nėra kur taip lengva. Na tai tikrai jo troškimas buvo ten ir jisai džiaugiasi, jisai jau save, kai galėdavo portugališkai su kuo nors pakalbėti, jo širdis atsigaudavo. Tai po daugelio metų. Na ir kitas dalykas taip pat iš to dvasingumo, iš to pagrindo Švento Ignaco ir jėzuitų, tai ieškoti Dievą visose dalykuose. Tai koplyčioje tai labai lengva, ar ne? Gal ne visuomet lengva, bet pavyzdžiui, prie laužo, skautų laužo, žygyje, kelionėje, duobėje keptoje vištoje ir panašiuose dalykuose. Aišku, juokais, bet rimtas žvilgsnis, jisai turėjo tą, ieškojo kiekviename žmoguje, įvykyje, susitikime, buvime kartu ir tikėjimas ne kažkoks atidalintas, ten kažkur tai užkonservuotas, padėtas, kurį išsitraukė, bet paprastai išgyventas, kasdieniškai priimtas ir paprastai pasidalintas. Gal todėl taip ir buvo priimtinas, buvo toks artimas ir tai, kad jūs susirinko, daugumą pažinojot ir daugybė kitų, kurie pažinojo ir kas tai bebūtų, ar Brazilija, ar Jungtinės Amerikos valstijos, ar Vokietija, ar taip pat Lietuva, tai daug draugų, daug jo pažįstamų ir tiesiog įkvėpimas gal tegul būna daryti tą patį, bandyti vienas kitame surasti Dievo veidą, Dievo atspindį ir išgyventi tai, ką kiekvienas turim tą tikėjimą mūsų kasdienybei. Ačiū, pamokslas baigėsi. Ačiū labai arkivyskupam. Kadangi šiandien susirinkom į parodos Ilgesys augina meilę atidarymą ir noriu pirmiausia pristatyti misijų stotelės kuratorę, mokslininkę, sesę skautę Rasą Bernotienę. Labas vakaras ir taip pat menotyrininką, televizijos laidų kūrėją Saulių Plinkų. Labas vakaras. Tai pirmiausia, gal pradėsim nuo Rasos. Rasa, ar galėtumėt papasakoti, kadangi tėvui Antanui buvo labai svarbi šita misija, tai yra misijų stotelė, kaip gimė jos idėja?
Visų pirma, gal papasakočiau, kas yra ta misijų stotelė, bet visai neseniai ir Aistės dėka mes pačios prieš gerą savaitę išgirdome tai ir dabar norime iš paties Antano ir noriu trumpai tuo su jumis pasidalinti. Misijų stotelė turi, aš sakyčiau, dvigubą žinutę. Viena yra žinoti apie lietuvės, kurie pasaulį per 100 metų ir kartais net per 100 metų kitose kultūrose labai padėjo žmonėms. Ar arčiau Lietuvos, ar toli nuo Lietuvos. Lietuvių kilmės žmonės. O kita yra mūsų pačių gyvenimui. Mes skautai pradedam nuo kasdienio gero darbelio, nuo paukštyčių, vilkiukų, nuo mažiukų. Ir paskui tas išsivysto į tarnystę kitiems žmonėms. Tai tas pats yra su to būti misionierių ar misionierė, nereiškia būtinai išvykti į Afriką ar Aziją ar kur kitur, bet yra žiūrėti, kaip gali kitiem padėti žmonėm, ypač kitos kultūros, silpnesniem, skirtingiem, dar kažką kitą, gyvenantiems kaime, ne mieste, jeigu esi miestietis, koks be būtų dalykas, kad kažkur save įdedi ir palaikai tuos, kurie tą daro. Padedi tiems, kurie mūsų vardu eina kitur gerus darbus daryti. Ir susidėję su kitais, nėra pavienių misionierių, yra bendruomeninis skilties darbas. Štai šį video Antanas yra su mumis ir šį video, kurį filmavo Aistė prieš keletą metų, mes visai netikėtai išvydome ir galvoju, pats Antanas atsakė mums į šį klausimą. Ir apibendrinant, iš tikrųjų, tai yra kelios idėjos. Pirma, tai pats Antanas, atrodo, norėjo mums parodyti, kad pasaulis yra daug platesnis, daug didesnis, daug įvairesnis, negu mes čia tarpusavėje gyvename ir jį matome. Antra žinutė apie tuos pasaulio lietuvius. Būtent iš Antano aš sužinojau apie tokį profesorių Petrą Kabailą, kuris gelbėjo informaciją apie Australijos čiabuvius, apie daktarę Jurgą Saltanavičiūtę Antoinę, kuri gyvena iki šiol Lakotų rezervate ir stengiasi išsaugoti pasaulį Lakotų kalbą ir papročius. Arba apie Kazimierą Bėkštą, kuris yra vienas žymiausių Amazonijos misionierių, kuris gelbėjo nykstančias Amazonijos indienų gentis ir jų kultūrą. Na ir ta trečia pagrindinė mintis, kad mes patys galime būti tie misionieriai, nebūtina keliauti į Ruandą ar į Indiją, bet čia pat vietoje galime dalintis savo laiku, savo patirtimi ir padėti kitiems, neužsidarydami tik savyje. Tai pagrindinė misijų stotelės idėja. Misijų stotelė yra ir kolekcija, tai yra surinkti artefaktai, ar galite papasakoti, kada ta kolekcija išvydo apskritai dienos šviesą, kada ji buvo pradėta eksponuoti? Pats Antanas pasakojo, kad apie 2000 metus, ypač pažintis su profesoriu Vytautu Gudeliu, jį paskatino rinkti visokius artefaktus, nes prieš tai viską išdalindavo. Ir maždaug 2012 metais vyresniosios skautės pradėjo tvarkyti tuos jos surinktus daiktus, nes visas jo kambarys būdavo užverstas dėžutėmis, dėžėmis, jis gražiai nešė ir didelis būrys skaučių darbavosi šioje srityje ir netgi čia sėdinčias skautės, kai kurias aš matau, mes kartu tvarkėme kai kurios daiktus, katalogizavome, rašėme į kompiuterį, fotografavome ir dabar yra surinkta netoli 3000 skirtingų daiktų, kurie tai yra daiktai, knygos, brošiūros, kasetės, videokasetės, įvairūs medžiaginiai dalykai, kurie yra saugomi dėka jėzuitų štai šitame pastate ten aukštai palėpėje. Mes turime galimybę juos ten saugoti ir eksponuoti. Pirma didelė paroda vyko 2018 metais ir jos kuratorė sėdi čia Lina Pavasarytė, tai vyko Bažnytinio paveldo muziejuje, o dar prieš tai parodėlė pati pirmoji buvo Šventų Jonų bažnyčioje apie inkulturacijas, kas buvo irgi labai svarbu Antanui. Ir dabar sunku pasakyti, kelinta yra šioji paroda. Prie šios parodos mes dar prieisim vėliau, dabar dar noriu pakalbinti Saulių. Žinau, kad jūs su tėvu Antanu daug bendravote ir jis buvo jums savotiškas
tiltas su pasaulio lietuviais. Kiek istorijų atradot būtent per brolį Antaną? Tėvas Antanas žmogus, su kuriuo bendravo tikriausiai, kaip ką tik sakė ekscelencija, beveik visi čia susirinkę, kaip sakėte jūs. Iš tikrųjų tai žmogus, į kurį nebūtinai reikėjo kreiptis tėvę, gal kitą kartą tas brolio kreipinys buvo jam artesnis, ne jam pačiam, bet mums su juo bendravusiems. Prisipažįstu, kad mano pažintis su juo buvo tokia labai keista. Pirmoji pažintis. Jis palaimino, katalikų kunigas, Jėzaus draugijos narys, palaimino antrąją mano artimo draugo santuoką. Todėl, kad kitaip negalėjo būti. Negalėjo jungtuvių palaiminti. Ir tiesą sakant, bendraujant, tai nebuvo apeigos, tai nebuvo iškilmės. Tai buvo pokalbis, atsiprašau už tokią jautrią banalybę, iš širdies į širdį. Ir tas žmogus mane buvo didžiai nustebinęs jau ir iki to. Žinojau jo šeimos istoriją. Žinojau, kad jo mamytė užauginta Venclauskų šeimoje. Tikriausiai žinote tokią legendinę šeimą Šiauliuose, kurie išaugino ir mūsų šiandienos pasiekimai tikrai nublanksta. Negaliu dabar pasakyti 120 ar 130 vaikų, tai nebuvo vaikų namai. Ir man atrodė, kad tokiom specialiom aplinkybėm augusios motinos vaikas tiesiog iš principo turi būti kažkoks labai kitoks. Bet jis buvo toks kaip mes. Jis nebuvo niekuo išsiskiriantis. Gal tik tai, kai aš jį pažinau, vaikščiojau kiek lėčiau, nesu matęs jo bėgiojančio, nesu matęs plaukiančio, nesu matęs šokančio. Visą tą pamačiau tik tai įrašuose kino juostoje jau vėliau. Nuostabiausias dalykas susijęs man ir mano mylimai pačiai, mūsų kolegams, su tėvu Antanu, buvo jo pasiūlymas paieškoti tų ir dar kitų žmonių abiejose Amerikose. Pietinėje, kurią labai mylėjo, ir šiaurinėje, kurioje subrendo kaip asmenybė. Vienas iš didžiausių įspūdžių ištikęs mane buvo tai, kad jo vardas ir jo asmuo, tada jis dar buvo šiam pasaulyje, kai mes keliavom praeitais metais po tuos abu žemynus, veikia kaip burtažodis arba slaptažodis, atsiprašau vėl už banalybę, sezamai atsiverk. Jeigu pasakydavai be pavardės, kad esi bendravęs ar kad parekomendavo tėvas Antanas susitikti, pakalbėti, tai reiškia, kad taip matyti ir bus. Net ir tie nedrasieji, o nedrasieji tik dėl vienos paprastos priežasties, kiek primiršę dėl objektyvių priežasčių mūsų mamų ir tėčių kalbą, kalbantis portugališkai, ispaniškai arba angliškai žymiai geriau negu bet kuria savo protėvių tarme lietuvių kalba, nors būdavo labai įspūdinga, kad kalbėjo ir dzūkiškai, ir žemaitiškai, ir suvalkietiškas akcentas girdėjosi iš mūsų sesių ir brolių, jau gimusių tuose kraštuose. Darė įspūdį ir mintis, kuri ištisai eidėjo. Jeigu ne tėvas Antanas, jeigu ne Antanas, jeigu ne brolis Antanas, nes ir skautų taip pat, keiščiausiose vietose, pavyzdžiui, Montevideo priemiesčiuose, jis irgi buvo žinomas ir ačiū Dievui neturėjom baisių nuotykių, bet iš Urugvajaus lietuvių net ir girdėjom paslaptį, jeigu ištiks rimta bėda ir būsite užspeisti, pavyzdžiui, kur nors, kaip nors. Galite bandyti sakyti, neminėdami vardo, nes greičiausiai užspeitėjo nežinos. Bet kad esate geri misionieriaus, jėzuito, lituano pažįstami. Tuo pasinaudot mums neteko, bet tai irgi darė didžiulį įspūdį. Nuostabu yra tai, kad ir abiejose Amerikose, ir mūsų mylimoji tėvyniai
Antanas, kuris žinoma, kad tikrai tam tikrų būdų su mumis yra čia ir yra ne tik tai stebėdamas. Darė įspūdį, kad jo širdies šiluma, jo gebėjimas bendrauti ir jo lietuviškumas, kuris nedominavo, buvo tokie tikri, kad iš tikrųjų bent truputėlį kai kada norėdavosi ne juos sekti, bet bent panašiai elgtis. Aš čia dabar šioje auditorijoje, gal sėdėdamas ne visus matau, bet matau bent keletą žmonių, kuriuos pažįstu šiek tiek geriau, kurie yra tokie patys žmonės, tokios pačios širdies žmonės, kaip ir tėvas Antanas. O čia kalbu matyti dėl tos priežasties, kad laida, kurią darome su savo komanda, vadinasi daiktų istorijos. O paroda yra iš daiktų, o už kiekvieno daikto yra galybė istorijų. Ir matyt, mes esame tie, kurie nors ir turėdami aukščiausiojo dovaną bendrauti kitais būdais, dar turime turėti ir materialių objektų. Man tai primena Šventojo rašto istoriją, atsimenate, kaip vienas iš mokytinių pasakė, patikėsiu, jeigu leisi įkišti į žaizdą pirštą. Mums reikia materijos, mums reikia objektų, mums reikia daiktų ir tai, ko gero, yra gerai, nes mes patys, nors iš didelio kiekio vandens, bet turime tą daiktiškumą iki savo žemiško kelio pabaigos. Bet svarbiausia, kad tie mes daiktiški, su daiktais tveriantys pasaulį, daiktų pagalba gyvenantis tame pasaulyje, turime ir tą stebuklą, kurį drįsčiau ir viešai vadinti Dievo stebuklu. O kai kurie iš mūsų, kaip tėvas Antanas, tą Dievo stebuklą dar sugebėjo ypatingai aktyviai ir ypatingai rezultatyviai skleisti. Ačiū, Sauliau, labai už pasidalinimą, o kadangi užsiminėt apie daiktus, tai aš noriu Rasos paklausti apie tuos artefaktus, kurie yra surinkti ir gal pradžioje apie pačią parodą. Jinai vadinasi Ilgesys. Ilgesys augina meilę ir gal galėtumėt apie parodą, jos idėją papasakoti ir apie tuos artefaktus, kurie yra surinkti, nes aš pati atsimenu skautų stovykloje dar mums mažiems vaikams brolis Antanas pasakodavo neįtikėtinas istorijas apie Braziliją, džiunglės, kažkokius daiktus ir aš visą laiką galvodavau, kad galbūt tai nėra tiesa, tai yra tiesiog labai gražios istorijos ir jau vėliau per misijų stotelę aš taiga supratau, kad tai iš tikrųjų buvo tiesa, visi tie nuotykiai, kuriuos jis patyrė, tie žmonės, kuriuos jis sutiko, tai buvo jo gyvenimas, apie kurį mes nežinom ir žinom tik kaip legendas. Tai jeigu galėtumėt, papasakokit apie parodą pirmiausia. Kaip gimė mintis būtent apie šią parodą organizuoti, tai buvo pernai metų vasara. Tai buvo 100-mečio dainų šventė. Ir čia jėzuitų kiemelėje ir prie Kazimiero bažnyčios buvo labai daug žmonių, kurie eidavo susitikti su Antanu. Tai ir Eglė Garikė iš Australijos, garbės konsulė šiaurės teritorijoms. Ir vienas iš eksponatų, kuris eksponuojamas, buvo tąkart jos padovanoti muzikos instrumentai, originalūs muzikos instrumentai Australijos čiabuviui. Čia pat jam padovanojo, sako, čia misijų stoteliai. Buvo Amerikos lietuviai, čia visą laiką knibždėjo žmonės iš pačių įvairiausių pasaulio šalių, kurie norėjo susitikti Antaną. Ir tada supratome, kad mes turime apie tai papasakoti. Kiek daug žmonių su juo bendrauja, su juo yra pažįstami. Aš dabar irgi vieną istoriją prisiminiau, kai mes su dukra buvome Luvre ir mus sutiko lietuviai, kurie išgirdę, kad mes kalbame lietuviškai, prakalbino, sako, mes iš Argentinos. Ir bekalbant, man kilo mintis, žinot, mes bendraujam su Antanu Saulaičiu ir tada mes turėjom labai daug kalbos, nes jie irgi bendravo su Antanu Saulaičiu. Taip išsiskyrėme kaip draugai. Tai jo ryšių tinklas yra be galo platus
istorijos be galo įspūdingos. Aš dabar papasakosiu apie vieną eksponatą, kuris gal atrodo labai neišvaizdus ir slepiasi štai toje nišoje už akutės. Tai yra nuotrauka. Liko 2 nuotraukos, kurios yra originalios, darytos dar su senu fotoaparatu. Ir tai yra Laisvės statula. Ta pati Laisvės statula, kuri stovi pas mus Kaune dabar, nieko atrodytų ypatingai, bet iš tikrųjų tikrai istorija yra ta, kad giliame sovietmetyje 1985 metais San Paulo lietuviai pasistatė tokią pačią statulą, Laisvės statulą, kokią stovi Kaune. Aš net nežinau, už kokius pinigus. Matomai, jie surinko pinigus, pasistatė Lietuvos Respublikos aikštėje ir ten giliam sovietmetyje, kai mes neturėjom tos skulptūros, jinai stovėjo San Paule, stovi iki šiol. Ir štai ką gali padaryti susirinkusi grupė lietuvių. Ir man atrodė, kad šią istoriją visi Lietuvoje gyvenantis lietuviai tikrai turi išgirsti. Aš norėčiau pratęsti tą istoriją. Yra nuostabi dėl tos priežasties, kad gilus sovietmetis tai buvo čia pas mus. O ten buvo gilaus susipratimo metas. Jau kai kas ir atvykdavo į Lietuvą. Ir Vila Zelinoje toks keistas pavadinimas. Tos San Paulo dalies, kurią žino visi, iškilus tai skulptūrai, paradoksas. Mūsų nelabai dabar jau draugiški kaimynai, kurie dažnai nebūdavo labai draugiški, panašiu metu įžūliai pasodino 3 medžius. Pasirodo ir Brazilijoje, kuri dabar jau tikrai netolima, tos pačios tvarkos ir tradicijos kaip ir mūsų tėvynėje yra. Galima garsiai šaukti, mes medžių mylėtojai, nelieskite medžių, o kad medžiai gudriai pasodinti taip, kad užstotų ir obeliską, ir laisvę. Na, jau čia kiti dalykai. Apie tai kalbėjome su tėvu Antanu. Man padarė įspūdį jo reakcija. Laisvės, kadangi metalinė, gyvenimas už tuos medžius vis tiek ilgesnis. Jeigu bus tokia ir nebūtinai žmonių valia, tie medžiai kiek pabuvę išnyks. O jeigu jie liks, tai dar įdomesnė bus ta vieta, nes bus galima papasakoti dar vieną istoriją. Apie širdį, stiprų tautinį jausmą ir įžūlų nedraugiškumą, kuris net tolimuose kraštuose irgi kai kada būna. Brolis Antanas iš tikrųjų bandė papasakoti apie lietuvius, tai yra tuos, kurie gyvena už Lietuvos ribų ir apie jų bandymą išsaugoti tą Lietuvą. Ir iš čia turbūt yra ir pavadinimas parodos Ilgesys augina meilę, ar ne? Kokia yra istorija susijusi su šito pavadinimu? Šis pavadinimas buvo užrašytas ant medžio tošies ir ta tošis yra eksponuojama štai šiame kampe. Saudata aumenta amor. Ir apie žodį saudata mes irgi esame su broliu Antanu diskutavę, nes portugalų saudata yra truputėlį kitoks negu lietuvių. Tai yra toksai, kai tu jau netenki kažko tai. Ir tarp kitko mes diskutavom apie tai dar, kai jis buvo gyvas. Ir tą pavadinimą mes patvirtinome dar tada, kai jisai buvo gyvas. Ir tas ilgesys, kurį lietuviai prievartos būdu turėjo palikti Lietuvą. Daugelis, ypatingai pokarių, kurie paliko Lietuvą, jie nenorėjo jos palikti. Ir tada turbūt kilo toks natūralus noras prisiminti Lietuvoje, kažkaip susikurti savo. Misijų stotelėje yra labai nemažai artefaktų įvairių lietuviškų koplytėlių, kurias sukūrė Urugvajuje, Argentinoje, tie patys lietuviai, jos netgi gal gražesnės už tas lietuviškas, kurias mes kūrėme, bet jos yra sukurtos tenai. Yra kitas dalykas, galbūt irgi mane papildys žodis lituanika, kuris yra toks dažnas visame pasaulyje. Tai yra Lituanikos stovyklavietė Brazilijoje šalia San Paulo. Tai yra laivas Lituanika, kur buvo gydomi Amazonijos indėnai ir vėl tai buvo Lituanika. Ir tas noras turėti Lietuvą net esant toli už jos ribų ir norėta jį atskleisti čia šioje parodoje. Ir kitas aspektas yra tas, apie ką kalbėjo pats brolis Antanas video, kurį mes žiūrėjome, tai yra padėti kitiems žmonėms, nebūtinai lietuviams,
tiem žmonėms, kurie gyvena tose teritorijose. Ir ypatingai tiem, kurie yra engiami, skriaudžiami, niekinami, tai dažniausiai yra susijęs su čiabuvių kultūrų saugojimu ir stengimusi padėti jiems. Tai matysime ir tokių artefaktų iš Lakotų rezervatų, kaip jau minėjau, iš Australijos ir iš Amazonijos džiunglių. Ir dabar sesė, kadangi sesės, kurios organizavo visą renginį, sakė labai laikytis grafiko ir žiūrėti į laikrodį, tai turbūt reikėtų jau laikas papasakoti, kaip reikia žiūrėti šitą parodą, nes jinai yra labai įdomiai išeksponuota. Ir turiu dar vieną klausimą, ar brolis Antanas žinojo, kaip bus eksponuojami, ar spėjo išgirsti tas idėjas, kaip ta paroda bus pristatyta? Su broliu Antanu mes atrinkome daiktus, kurie bus eksponuojami. Dar vienas iš eksponatų mes po parodos galėsime praeiti, bet tai yra Waterbury miestelis, į kurį visų pirma iš dipukų stovyklos atsikraustė Saulaičių šeima ir kur jo tėtis turėjo dirbti vario fabrike, kaip jis minėjo. Kur bus įdėta, kuris eksponatas, šito jau brolis Antanas nebematė, šitą jau mes padarėme savarankiškai. Dėl to šiek tiek nedrąsu, nes beveik visose parodų atidarimuose kažkurios kėdės sėdėdavo ir Antanas ir žinodavom, kad jei ką, jis pataisys, viskas bus gerai. Bet taiso mus labai labai tyliai, tik tai širdį. Tai čia yra 16 eksponatų, paprastai būdavo 14, šį kartą yra 2 eksponatais daugiau, kurie eksponuojami pirmame ir antrame lojotekos aukšte. Ir eksponatai slepiasi tarp knygų įvairiose lentynėlėse, kai kur reikia pažiūrėti pro akutę. Vienas eksponatas kabo labai viešai, tai yra Antano Saulaičio hamakas, kuris yra padovanotas jam Šiaurės Brazilijoje, ant jo yra parašytas Antano vardas. Ir tas toksai misionieriaus gyvenimas, kurį hamakas gali iliustruoti, nes jeigu tu eini per pasaulį su hamaku po pažasčia, tu gali bet kur sustoti, išsiskleisti hamaką ir pajusti, kad tai yra tavo namai. Gal tai ir yra ta tokia viena iš žinučių, kad turint hamaką visas pasaulis gali virsti tau namais. Ačiū labai ir dabar kviečiu visus apžiūrėti parodą ir pabūti su tėvu Antanu Saulaičiu, kuris nebejoja yra su mumis. Ir ne todėl, kad norėčiau garsiau už kitus pasakyti. Vienas nuostabiausių dalykų, kuris, manau, justi bus ir šitoj parodoj. Tėvas, brolis, kaip norit vadinkite, o gal tik tai Antanas, gal Jėzaus draugijos narys, gal tik kunigas. Tai yra dar vienas įrodymas, kad visos kvailo šnekos, kurios mūsų viduje yra, kad mes nedidukai, kad mūsų mažai, kad iš mūsų tarpo netaip daug iškiliųjų, vertingųjų pasauliui asmenybių iškyla ir todėl labai turime saugoti jas, yra visiški niekai ir nesąmonė. Mes labai dideli, mūsų labai daug ir visur pasaulyje mes matomi. Dėl vienos paprasčios priežasties. Daugeliui mūsų ypatingos svarbos yra 2 dalykai, nors jų aišku yra dar daugiau. Tikėjimas ir didelė viltis. Ir aišku, svarbiausias, trečiasis, labai didelė meilė.